Reikia sustoti ir pasimėgauti japoniškosios mača arbatos puodeliu. Mača arbata yra unikali tuo, kad ją geriant yra suvartojamas visas žaliosios arbatos lapas ir taip organizmas yra aprūpinamas maistinėmis medžiagomis esančiomis būtent arbatos lapuose. Išbandžiau 3 skirtingas Herbavelle mača arbatas. Mača Classic, mača latte, mača tradicinė. Mano favoritė yra mača latte, kurios skonis primena pistacijų ledų ir kavos kokteilį. Beje, mača arbatos miltelius galima naudoti ne tik tradiciniai arbatai gaminti, bet ir įvairiems maisto patiekalams, kokteiliams. Pats arbatos paruošimas yra labai paprastas, o tiesiog tas ruošimo procesas suteikia tokią vidinę ramybę ir harmoniją. Na ir apskritai mača arbata yra natūralumo ir sveikumo šaltinis, kuris padeda geriau jaustis ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Atrask sau labiausiai patinkantį Herbavelle žaliosios mača arbatos skonį užsukęs į Healthy Life LT.